Sveikas visas! Šiandien pasidalinsiu su jumis, kaip atlikti štai tokį makiažą. Aš manau, kad šitas makiažas yra labai klasikinis, gan paprastas, nesudėtingas ir tinka absoliučiai visoms. Ir jaunesnėms, ir vyresnėms, ypač šiuo nuostabiu šventiniu laikotarpiu, kai norisi ryškių lūpų, tiks prie bet kokios suknelės, prie bet kokių drabužių, prie bet kokių batelių ar papuošalų, nes tai yra klasika. Taigi naudoju Inglot ESM makiažo pagrindą, spalva yra 44 ir žinoma Beauty Blender kempinėlė. Pudra padengiu visą veidą, ausis ir nepamirštu kaklą. Ši pudra tikrai nėra mano mėgstamiausia, tačiau ji neblogai maskuoja ir suteikia tokį švelnų matinį efektą. Toliau kontūravimas. Naudoju Max Factor Pen Stick 14 numerį ir tiesiog pasipaišau savo veido kontūrus, tai yra skruostikauliai, smilkiniai, kakta. Ir žinoma nosis, ant nosies priemonėje užtepti naudoju daug mažesnį concealerio šepetėlį. Nosį pasiaurinu nubrėždama 2 lygiagrečias linijas jos kraštuose ir šiek tiek galima patrumpinti galiuką, šiek tiek jį užtamsinti. Ir be abejo viską vėl išblenderiuojam su Beauty Blender kempinėle, svarbiausia yra tapšnoti, 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 tapšnoti. Kuo daugiau tapšnosite, tuo makiažas atrodys profesionalesnis, tad tikrai negailėkite tam laiko. Toliau naudoju Make Up For Ever Lift paakių maskuoklį 3 spalvos. Jį naudoju maskuoti paakiams ir šiek tiek šviesinti veidą. Kaip matote, po akimis tapiu gan plačiai, ne tik ant pačių paakių, bet ir šiek tiek darom tą trikampio formą, kad padėtų labiau šviesinti veidą. Taip pat tepu ant kitų veido taškų, kuriuos noriu šiek tiek iššviesinti ir iškelti, tai virš lūpos, ant smakro, nosies ir kaktos. Ir žinoma, vėl viską labai kruopščiai išskaidome su Beauty Blender kempinėle. Fiksavimui naudoju Inglot birio pudrą, spalva yra 14. Jai padengti naudoju Real Techniques pudros šepetėlį. Ir žinoma, padengiu visą veidą, paakius, ausis ir kaklą. Kontūravimui paryškinti naudoju SLA Academy modeliantą. Nosį kontūruoju su akių šešėlių šepeteliu, o veidą naudoju Real Techniques kontūravimo šepetėlį. Paryškinu skruostikaulius, kaktą, smilkinius ir žinoma žandikaulių liniją. Kaip akių makiažo pagrindą naudoju Color Tattoo kreminius šešėlius, spalva 05 Eternal Gold, tai yra auksinė spalva. Ir ją padengiu visą voką, ypač tą dalį, kuri yra labiausiai matoma. Toliau naudoju NYX Stormy Skies šešėlių paletę ir Sigma E35 šepetėlį. Kūno spalvos šešėlių paryškinu šiek tiek voko raukšlę. Tada su mažesniu Zoeva šepeteliu, kurio pavadinimo jau nebematau, imu tamsesnę spalvą ir pagilinu voko raukšlę. Tuomet grįžtu prie didesnio Sigma šepetėlio ir viską išskaidau. Dar naudoju Maybelline The Nudes šešėlių paletę, imu tamsesnę rudą spalvą ir mažiukų šepeteliu dedu tą spalvą visai į kamputį šalia blakstienų augimo linijos ir skaidau ją su didesniu puriu šepeteliu. Vokui naudoju Bourjois 8 numerio blizgius šviesius šešėlius, juos dengiu pirštu, kad spalvos intensyvumas būtų maksimalus. Taip pat iš Maybelline paletės renkuosi auksinę spalvą, kurią dengiu ant voko centro. tą pačią Bourjois spalvą naudoju ir iššviesinti po antakiu ir vidinėme kamputyje. Vėl imu tą pačią rudą spalvą, mažą šepetėlį ir paryškinu apatinę blakstienų liniją bei labiau patamsinu išorinį voko kampą. Pravedimui naudoju L'Oreal Superliner. Iš tikrųjų, irgi nesu labai patenkinta šitų produktų, kadangi pati plunksnelė yra gan stora ir labai sunku nubrėžti itin ploną liniją, ypač kamputyje. Bet šito produkto pliusas, kad jis išsilaiko visą dieną.
Blakstienams naudoju Kolistar Mascara Infinito blakstienų tušą, kuris super prailgina blakstienas. Ir atėjo antakio eilė. Antakiams naudoju paprastas šukytes, juos sušukuoju, o jiems paryškinti naudoju Make Up For Ever Aqua Brow dažus 25 numerio ir kirstą šepetėlį. Svarbiausia, paryškinu antakio uodegėlę ir šiek tiek jos pastorinu, patamsinu ir žinoma pagražinu antakio pradžią. Jiems užfiksuoti ir suteikti spalvos pačiam plaukeliui naudoju Bourjois Brow Design blond spalvos antakių laką. Ir vėl grįžtame prie veido, šiek tiek skaistalų iš Make Up Revolution su Sugar and Spice naudoju kairiausias 4 spalvas sumaišiusi ir paryškinu skruostus švytinčią rožinę persikinę spalvą. Highlighterį naudoju MAC'o Oh Darling, ryškinu virš lūpos, nosį, šiek tiek smakrą, žinoma skruostikaulius ir šiek tiek virš antakio. Šiek tiek išskaidau su puresniu šepetėliu, kad nebūtų toks ryškus. Turiu kelis raudonus matinius lūpų dažus, tai yra MAC Ruby Woo ir Rimmel Kiss of Life, bet šiam kartui pasirinkau savo mylimiausius MAC'o Ruby Woo. Taip pat naudoju Essence 10 numerio lūpų pieštuką ir lūpų dažų šepetėlį. Ir dažome lūpas. Pirmiausia, apibrėžiu kontūrą lūpų pieštuku, tuomet patamsinu kampučius ir žinoma užpildo visas lūpas lūpų dažais, naudodama lūpų dažų šepetėlį. Ir makiažo užbaigimui papurškiu šiek tiek MAC Fix Plus. Taigi, makiažas yra baigtas, kaip matote, gan greitai ir nesudėtingai. Iš tikrųjų, nieko stebuklingo neparodžiau, viskas yra labai elementru, kadangi ir pats makiažas yra gan paprastas. Bus tas makiažas, kurio aš pasipuošiu per šias ateinančias šventes. Ačiū, kad žiūrėjot, laukiam kalėdų, laukiam sniego ir susimatysim kitą kartą. Ate!